sveikos svarstyklės. Visa savaitė nebus skirta labai protiniai veiklai. Na, negalėt susikaupti ten, ypatingai kas dirbate su dokumentais, būkite atsargesni, nes galimos klaidos. Aš suprantu, kad negali tai paimti savaitę atidėti kažkokios tai veiklos, bet tiesiog stenkitės, kurie dirbat su skaičiais, su dokumentais, 3 kartus daugiau tikrinti ir tik tada jau kažkokį tai parašą dėti ar ten ataskaitą priduoti, nes tam yra sudėtingesnis metas. Nėra blogas, iš tikrųjų labai geras metas, nes jūs jausitės ir sėkmę ir viską, bet jūsų asmeninės tas mąstymas gali būti nusilpęs. Gal tiesiog pervargote po švenčių, irgi galimas dalykas. Na, bet jau kitą savaitę, gegužę, jau atsigausite, taip kad nematau didelių bėdų. Na, taip pat ši savaitė yra tinkama jums daugiau fiziškai judėti. Taigi darbai sodo, daržo, balkono, garažo turėtų būti pirmoje vietoje, o jeigu nieko tokio neturite arba neplanuojate pas draugus į talką, tai prasibėkite miško takeliu ar eikite tiesiog pasivaikščioti. Ir labai palanku šią savaitę jums kuo daugiau judėti, nes judėjimas suteiks jums daugiau energijos, kurios gali šiek tiek stokoti jūsų gyvenimą. Na, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į savo artimuosius, šiuo atveju gal daugiau į vaikus negu į tėvelius ar senelius, kadangi tas ryšys toks galimas labai šiltas ir duodantis rezultatų. Na, o jeigu norite vaikų, planuojate juos, arba jie kažkaip stringa jums, vis nepasidaro, tai ši savaitė tam gali būti labai sėkminga. Taigi, brangieji, būkit sveiki, laimingi, gražios vasaros ir iki kitos savaitės. Ate.